Viešoji įstaiga Alytaus poliklinika kartu su Elko miesto Lenkijos Respublika ligoninė ProMedica įgyvendina projektą aukštos kokybės medicinos paslaugų teikimas Lietuvos ir Lenkijos pasienio regione, orientuojantis į chirurginį gydymą ir gyvybei pavojingų ligų profilaktiką. Naujienos yra puikios dėl to, kad laimėjome projektą kartu su Lenkų partneriu, įsigysime stacionarų rentgeno aparatą, suremontuosime patalpas rentgeno aparatui, taip pat organizuosime moksleiviams tuberkuliozės prevencijos klausimais seminarus, dalinsimės gerąją patirtimi su partneriu iš Lenkijos, iš Elko ligoninės. Partneris iš Elko miesto ligoninės organizuos seminarus, taip pat remontuosis operacinės, įsigys naują operacinę įrangą. Taip, tai čia, kur dabar yra archyvai, po kurio laiko bus medicininė įranga, kuri labai stipriai pasitarnaus alytiškių sveikatai. Taip, būtent pasitarnaus diagnostikai. Norėčiau pažymėti, kad ne vieną projektą esame teikę, kad būtent įsigyti stacionarų rentgeno aparatą, nes Alytaus poliklinika yra šiai dienai ne tik mieste, bet ir regione didžiausia ambulatorinės grandies įstaiga. Tai turėti mums stacionarų rentgeno aparatą yra būtinybė, tai parodė būtent ir praėjusio COVID laikotarpis, kai turėjome tam tikrų iššūkių, kur galėtume šviesti COVID sergančius pacientus. Pagrindinis šio projekto tikslas – plėtoti tvarų bendradarbiavimą tarp Lietuvos ir Lenkijos sveikatos priežiūros tarnybų, keistis patirtimi, gerinti medicinos paslaugų kokybę ir prieinamumą, didinti projekto partnerių kompetenciją bei gerinti visuomenės informuotumą ir žinias apie tarpvalstybinę medicinos pagalbą, prevencinę sveikatos priežiūrą. Tiek Alytaus poliklinika, tiek Elko ligoninė susiduria su panašiomis problemomis. Ilgas laukimo laikas medicininėms paslaugoms, nepakankama sveikatos paslaugų kokybė ir prieinamumas, nepakankama infekcinių gyvybei pavojingų ligų, tuberkuliozės prevencija, nepakankamas keitimasis patirtimi, pasenusi diagnostikos ir gydymo įranga. Tad tikimasi, kad įgyvendinus projektą pagerės sveikatos paslaugų kokybė ir prieinamumas. Projekto vertė tenkanti viešai įstaigai Alytaus poliklinika beveik 400 000 eurų. ES dalis 80%, įstaigos lėšos 20%.